Sveiki, gyvi mėlieji. Na ką, sveikinamės kitokiu būdu, onlininiu būdu, bet man vis tiek malonu susitikti. Jūs matote mane, aš įsivaizduoju jūs. Galbūt esate matę mane anksčiau. Šiandieną pakalbėsime apie sveikatą, tik tai truputėlį iš kitos pusės. Dauguma žmonių sveikatą įsivaizduoja labiau, kaip fizinę sveikatą, kaip negalavimų turėjimą, skausmą, gydymą, savo fizinio kūno kažkokį tai paruošimą. Tačiau žmogus nėra tik tai kaulai, mėsa, organai. Žmogus dar yra siela, žmogus dar yra širdis, dar yra protas. Tai yra būtybė, kuri gyvena šitame kūne. Ir kalbant apie sveikatinimą, apie gyvenimo kokybės gerinimą, apie šviesą mūsų kasdienybėje, mums reikia kalbėti apie emocinę sveikatą, apie psichinę sveikatą. Deja, tyrimai rodo, kad labai daug negalavimų šiuolaikinis žmogus turi. Jis daug daugiau tų negalavimų turi, jeigu dar turi bėdą, jeigu turi ligą. Nuo ko pradėti, kalbant apie sveikatą? Mes turime žinoti, kad emocinės ir psichinės sveikatos vienas iš pagrindinių pastiprintojų yra kvėpavimas. Ir reiktų suprasti, kad kvėpavimas yra vienintelis fiziologinis procesas, kurį mes galime sąmoningai kontroliuoti. Mes negalime kontroliuoti savo pulso, mes negalime kontroliuoti sąmoningai savo kraujospūdžio ir pasakyti, nurimk, arba, pakilk. Mes negalime kontroliuoti savo skrandžio, žarnyno veiklos, inkstų veiklos. Bet kvėpavimas yra lygiai toks pats fiziologinis procesas, tik mes galime įkvėpti ir savo pasakyti, nekvėpuojam, iškvėpti. Mes galime iškvėpti trumpai, staigiai, mes galime iškvėpti ilgai. Ir šitas kvėpavimo valdymas mums per fiziologinius mechanizmus pakeičia mūsų ir fiziologinę būseną, ir emocinę būseną. Dėl to sakoma, turi neigiamas emocijas, turi depresyvius išgyvenimus, turi šiek tiek pesimizmo, turi galbūt kaltės ar kažkokio, pykčio jausmą. Pradėk kvėpuoti, nes su kvėpavimu pakeisi savo emocijas. Dėl to šiandieną, ką aš norėčiau pasiūlyti, yra mankštos rinkinys, pradžioje su kvėpavimo pratimais, kuriuos jūs galite daryti štai kaip ir aš, gamtoje, miške, sode. Aišku, galima daryti ir namuose. Bet šitas mankštos toksai miksas, mišinys turi tokius pagrindinius svertus. Pirmas jų ir jam prioritetas yra kvėpavimas, dėl to, kaip ir sakiau, kvėpavimu mes galime pakeisti savo emocinę būseną. Antras yra judesiai, nes žmogus yra judamoji sistema ir tie judesiai yra minkšti, plastiški, tempiantis, gerinantis mūsų mobilumą, mažinantis sustingimą. Jie yra švelnus, bet kartu stabilizuojantis ir stiprus. Trečias yra muzika. Muzika, dėl to, kad jinai yra svarbus faktorius, joje yra paslėpta daug gerų dalykų. Tai yra tam tikros vibracijos, tam tikras bangų dažnis. Jūs žinote turbūt apie muzikos terapiją. Tai kartu su šita mankšta jums turėtų ateiti ir muzikos terapija. Ir svarbiausiai šitoje muzikoje yra ženkleliai. Tibetietiško dubinėlio tokie cink garsiukai, kurie jums neleis užmiršti, kada įkvėpti, kada iškvėpti. Kvėpavimą mes po truputėlį keisime. Pradžioje mes kvėpuosime per 4 sekundės, įkvepiam, per 4 iškvepiam. Po to kvėpavimas keisis, nes ilgės iškvėpimas. Per 8 skaičius iškvėpsim, po to per 12 skaičių iškvėpsim. Tai kaip kvėpavimas veikia? Kodėl kvėpuojant ir kontroliuojant mes galime tikėtis nušviesėjimo akyse, veide. O tai paaiškina mūsų neurobiologija per tam tikrus mechanizmus. Dėl to, kad lėtinant iškvėpimą, gilinant kvėpavimą, mes pradedam aktyvuoti klajoklį nervą, o klajoklis nervas atsakingas už autoimuninę sistemą, už autonominę nervų sistemą.
Šitoje sistemoje yra simpatinė ir parasimpatinė sistemos. Viena atsakinga už išgyvenk, kovok, dirbk, o kita atsakinga už pailsėk, nurimk, mėgaukis. Mums per ištęsą iškvėpimą mes padedam parasimpatiniai sistemai, kuri, šiuolaikiniam žmogui yra kažkur tai palikta tarnaitės vietoje, nes mes dirbame ir rodos nedirbdami, mūsų galva, mūsų planai, perdegimo sindromas, rūpestis nuolatinis. Ir būtent per kvėpavimą mes galime padėti savo parasimpatiniai sistemai, kuri yra atsakinga už tam tikrus hormonus, kuriuos mes vadiname šviesiaisiais, geraisiais hormonais. Tai yra dopaminas, endorfinas, serotoninas. Ir štai sąmoningas kvėpavimo valdymas gali mums duoti geresnę emociją. Geresnė emocija mums duos, mus inspiruos, mus tiesiog labiau motyvuos kažką keisti, galbūt pajudėti, pasimankštinti, galbūt imtis naujų veiklų, mūsų gyvenimo kokybė nuo to gerės. Kodėl aš tiek daug kalbu apie kvėpavimą? Todėl, kad šiuolaikiniam žmogui įvyko dideli pokyčiai. Mes pradėjome kvėpuoti per greitai, per dažnai, paviršutiniškai. Ir tai lemia netgi mūsų emocinę būseną. Dėl to, kad kai aš esu neigiamose, depresyviose emocinėse būsenose, mano pakinta kvėpavimas. Jis tampa nepilnavertiškas ir spazmuotas. Kai mes atsipalaidavę, kai mes mėgaujamės, įsivaizduojam, nuvažiuojam prie jūros, mes įkvepiam, iškvepiam. Ir tai duoda tokią palaimą. Tai suvokimas, kad kvėpavimas yra ne šiaip sau žaislas, o jis ne tik tai, kad skatina mums atsparumą visoms ligoms, tuo pačiu mažina skausmo pasireiškimą. Mes turime suprasti, kad kvėpavimu mes pripildome savo kūną deguonies, o sveikata prasideda ląstelėje. Ląstelė gyva tik tol, kol jinai turi pakankamai deguonies. Kviečiu jūs pabandyti praktiškai kvėpavimo pratimus, galite tiesiog taip, kaip stovite su tais rūbais, būtų geriau be aukštakulnių, be batų, bet ką noriu, kad įsidėmėtumėt. Kvėpavimas turi būti priority, tai yra pirmenybė, po to paskui eina judesys. Įkvėpimas visada vyksta per nosį, iškvėpimas vyksta tarsi pūstumėm žvakutes arba, per šiaudelį. Kodėl? Todėl, kad mums ilginant iškvėpimą reikės valdyti kvėpavimo išėjimo greitį, srautą. Ir mes pradėsime nuo kvėpavimo pratimų, kuriuos galite daryti taip kaip aš, matysite truputėlį vaikščiojant. Ir po to pereisime į pramankštą, lengvą pramankštą ir padarysime 5 sekas, kurias baigsime atsipalaidavimu ir giliu kvėpavimu. Aš bandysiu teikti instrukcijas, bet muzikoje ženklų irgi bus. Pradedam nuo kvėpavimo pratimo. Įkvėpimas per nosį, vėlgi primenu. Per įkvėpimą pilvas turi įsiplėsti, per iškvėpimą pilvas subliūkšti. Galite laikyti delną, kad jausti, į ką jūs pučiate. Įkvėpimas per nosį, iškvėpimas. Ir po truputį ilgės iškvėpimas. Pabandom. Paprasčiausiai einam vietoj. Įkvėpiam, iškvėpiam. Ilginam. Įkvėpimas ir per 8 skaičius. 5, 6, 7, 8. Dar ilginam. Įkvėpimas ir 12 skaičių plona srovelė. 9, 10, 11, 12.
Ir dar kartą. Aš tikiuosi galvos neapsisuko, nors taip gali būti. Darome pramankštą. Aš kartais pasisuksiu šonu. Pradedam. Paprastai. Balansuojame minkštai ant keliukų. Tiesiog labai paprastai. Pridedam rankas. Švelniai, tarsi nukratytumėm nuo vandens. Švelniai pridedam kūną. Ir kaip slidininkas. Laisvos rankos, minkšta nugara, minkšti keliai. Pasižiūrim į vieną pusę, į kitą. Ir išsitiesiam. Lygiai taip pat parotuojam kūnu. O dabar išpurtom rankas. Iškratom nuo pirštų iki pat pečių. Išpurtom pečius. Kiek įmanoma visom kryptim. Nebūtinai kaip aš, kaip jūs norit. Dabar dešinė koja. Aktyviai koja juda visa. Pakeičiam kitą. Kuo daugiau dreba, to geriau. Pasilenkiam. Iškratom rankas, pečius ir galvą. Pasiekim grindis ramiai, pratęsiant kojas, pabandom pasiekti mintis. Ir per apvalę nugarą švelniai visas kūnas. Dabar darome tempimus jau su kvėpavimu. Atsidarom, neriam, užsidarom. Įkvėpimas, iškvėpimas. Dar 2 kartai. Statom vieną koją atgal. Pasiekiam tarpumentį. Iškvepiam. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Dar. Puiku. Nugara. Ilginam, įkvepiam. Apvalinam, iškvepiam. Minkštai. Ilginam, ištempiam stuburą ir duodam jam mobilumo. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Iš tos padėties pasisukam, palydim ranką. Rotuojam, įkvėpimas į dangų. Dar 2 kartai. Išsitiesiam ir lenkiamės į šalį. Stiprios rankos suspaudžiam. Įkvėpimas. Stiprus delnai. Stiprios rankos. Įkvėpiam. Iškvėpiam. Ir laisvai dangų. Įkvėpimas. Na va, šiek tiek pramankštos. Dabar darysime sekas. Bus 5 sekos. Aš truputėlį parodau ir tada darome tą seką, 1,5–2 minutės. Taigi, pirmoji seka yra maldininkas. Aš atsistoju šonu, rankos čia. Eisim į įtupstą. Pasilenksim šonu, pasižiūrėsim aukštyn į dangų ir pasisuksim į kitą pusę. Įtupstas kaip jogoj, pasilenksim švelniai į šalį, ištiesim kojas aukštyn į dangų ir prasuksim. Kiek įmanoma šita seka, kad nebūtų kampuota, kad tai būtų plaukianti, flow, tokia tėkmė, taip kaip tai čia šiek tiek, ne? Pabandysim.
karys. Kojos plačiai. Einame į įtupstą. Einame šonu. Kylame aukštyn. Ir prasukam. Į kitą pusę įtupstas. Tempiam šonu. Aukštyn. Prasukam. Ir vėl įtupstas. Garsai. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Įkvėpiam. Iškvėpiam. Galim šiek tiek pasunkinti. Žemiau įtupstas. Pasiek grindis. Aukštyn pasitempt. Nepamirštam kvėpuot. Įkvėpiam. Iškvėpiam. Įkvėpiam. Na va. Gerai, šiek tiek pailsėkit. Darysim dabar maldininką. Rankos plačiai. Tada po slankstelį leisiuos žemyn. Tiesinam nugarą. Ir stipriai perinam. Ranką suspaudę į pritupimą. Ir iš čia vėlgi. Pradžioje atsisuks ašijus, po to truputėlį šonu. Kojos truputėlį plačiau negu klubų pločiai. Stiprios rankos. Plaukiant. Ratas. Leidžiamės. Ilginam. Ir spaudžiam. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Aš pasisuku. Stiprios rankos. Didelis ratas įkvėpiam. Kiek išeina tiesia nugarą. Ir pritupimas. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Įkvėpimas. Puiku. Na ką, jau sušilo turbūt šiek tiek. Einam ant žemės ir darysime seką, kuri vadinasi stiprus staliukas. Tiesi nugara, rankos pirmyn, šiek tiek apvalinant nugarą, pastumėm save. Padarom ratą su rankom ir pereinam į staliuką, visiems žinoma. Po to šiek tiek pasunkinsiu, pabandysiu su ištiestom kojom. Bet visada pasistenkit ištempt nugarą. Visada pradiniai padėti. Rankos pirmyn. Švelniai apvalinu nugarą, atsilošiam. Ratas. Ir iš lėto kylame aukštyn. Įkvėpimas, čia iškvėpimas. Įkvėpimas, čia iškvėpimas. Įkvėpimas tiesi nugarą,
Iškvėpimas. Jau dvigubai ilgesnis. Įkvėpimas. 5, 6, 7, 8. Iškvėpinėjam. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Pabandom, kam išeis, gal su tiesiom kojom. Ratas didelis. Ir bandom kelt dubenį, pėdam spaust prie grindų. Įkvepiam per nosį. Iškvepiam. Na va. Aš jaučiuosi, kad mano nuotaika gerėja. To tikiuosi ir iš jūsų. Einame į dar vieną seką. Šita seka vadinasi kupranugaris. Nežinau kodėl, bet kupranugaris. Padarysime ratą, ištiesime rankas, suvesime alkūnės ir tarpumentį ir atidarinėsim krūtinę. Tada vėlgi rankomis ratas ant 4 ir pasieksime grindis. Ratas. Atsidarinėja krūtinė švelniai ir kaklas. Ratas. Ir iš lėto leidžiame su nosim, norim pasiekti grindis. Įkvėpimas. Lėtai atidarinėjam, iškvėpdami. Įkvėpimas. Iškvėpdami. Įkvėpiam stiprus. Iškvėpiam atviri, atidarom krūtinę. Įkvėpiam. Kas nori truputėlį sunkiau, galit su nosim gerokai už rankų. Atsistumt. Iškvėpinėjam, laikom stuburiuką apačioj. Įkvėpimas. Iškvėpimas. 5, 6, 7, 8. Aktyvus pilvukas. Na va. Liko visai nedaug. Ir dabar darysime padėtį, kuri yra gulint ant žemės, rankos į šalis. Uždėsime vieną koją ant kitos, kelsime po slankstelį dubenuką, iškelsim į žvakę, kam sunku galima nekelt. Tada po slankstelį nuleisim ir į tą pačią pusę, kur koja, rotuosim, o galvą nusuksim į kitą. Bet toks keltuvas. Uždėjom koją, atidarėm kelią ir iš lėto kyla dubuo. Kai iškilo dubuo, kyla koja į dangų. Nusileidom ir labai iš lėto darom rotaciją. Pakeitėm koją, įkvėpimas, valdant iškvėpimą. Ištiesinam koją, dar vis iškvėpimas. Įkvėpimas. Ir 12 skaičių iškvėpimas. 9, 10, 11, 12. Su iškvėpimu. 9, 10, 11, 12. Įkvėpiam. Devyni, 10, 11, 12 iškvėpinėjam.
Įkvepiam ir plona srovelė. Jeigu išeina, galite ir užsimerkti. Įkvepiam ir švelniai stengiam net kelt pečių. Ir lipkime ant grindų. Negyvėlio padėtis, delnai į dangų, mentys išguldytos. Mūsų tikslas kiek įmanoma lėčiau ir giliau kvėpuoti. Per įkvėpimą didėja pilvas, per iškvėpimą pilvas subliūkšta. Kuo lėčiau, tuo geriau. Sau pasakykite, kad aš esu visas čia. Ir protas, ir emocijos, ir jausmai, ir kūnas. Viskas vienoje vietoje, neišsibarstę. Kontroliuokim iškvėpimą lėtai, lėtai. Na ir pasakykit savo, aš jaučiu meilę. Meilę gyvenimui, pasauliui, gamtai, žmonėms. Ir aš jaučiuosi dėkingas. Nes pilnavertai sveikatai reikia jausti dėkingumą. Dalinkitės dėkingumu. Na ir turit savo pasakyti, kad aš stiprus. Ir stiprus įveikti visus iššūkius, visus gyvenimo netikėtumus. Ir aš linksmas, mano gyvenimas spalvingas, džiaugsmingas, gražus, įdomus. Nebijokim juokauti. Šypsena gimdo šypseną. Ir aš jaučiu taiką. Vidinę taiką ir vidinę ramybę. Taika prasideda viduje. Dabar lėtai pritraukiame vieną koją prie krūtinės. Pritraukiame kitą koją. Truputėlį pasisupam švelniai. Nesulaikom kvėpavimo. Ištiesiam aukštyn kojas. Užverčiam pėdas, papurtam. Tai gerai, sulenkiam, atsigulam ant šono, truputėlį pabūnam, kad slanksteliai susistatytų. Tada rankų pagalba atsistumėm, pereinam į padėtį ant 4, padarom minkštą katę. Ištiesinam nugarą, ištempiam nugarą
Ir iš šitos padėties vieną koją statom, kitą koją statom. Ir rankos per šalis. Įkvėpimas į dangų. Ir prie širdies. Kaip aš sakau, įkvėpkim pozityvą, iškvėpkim negatyvą. Iškvėpkim skausmą, iškvėpkim blogį, iškvėpkim pesimizmą. Įkvėpkim gyvenimą, gyvybę, pasaulį ir geras emocijas. Gražios jums dienos. Ačiū.